Renata, Ką? kuo tu tokia laiminga? Ką tu valgai? Aš žinau, Ką kad tu paklausi. vartoji? Kas tau vyksta? Nes tu turėjai prieš 3 metus labai rimtų problemų. Nežinau, ar aš turėjau, ar su manim turėjom, bet jos buvo vienu ar kitu atveju. Iš tikrųjų, kodėl laiminga? Kodėl? Šarūnai, tavo dėka, step by step. Vat ir esu su šypsena. Dėkui. Prašau, ten buvo įdomus atvejis. Ką gali papasakoti iš tos situacijos, kokiam tu mėšle buvai ir kur tu dabar esi. Ir tai pirma, kokia buvo problema? Problema, aš tave palieku. Tave vyras pradėjo palikinėti. Kaip, iš dalies šios dienos perspektyvoje tai yra šiek tiek kitaip, ne? Dabar jau tai tą viską galima kalbėti. Taip. Tai įžodinti galėčiau taip, kad, ta prasme, aš išgirdau žodžius, aš tave palieku. Taip. Palikimo proceso, kai būna, kai klausiausi kitų istorijų, tikrai, tai procesas buvo, būna palikinėjimo, kažkokie ženklai, ten kažkas, prasme, buvo palieku. Taip. Netikėtai. Tai penktadienio rytas, taip pat 8:30 ryte palieku. Viskas, ate, adijos. Tai va. Ir tu atėjai pas mane labai sunkios būsenos. Jo. Kiek aš prisimenu, taip, prieš 3 metus. Aš nelaukiau, Šarūnai. Jo, aš tas penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, pirmadienis, antradienis, vaikai, rutina kažkokia, ne, tas visas chaosas galvoj. Nebegalvojo ten iš vis neaišku kur, tai atrodo tu čia, o visa kita ten kažkur. Ir aš tada tiesiog buvo staigus toksai, man reikia pagalbos. Nes aš nesusitvarkau su tuo, kur žiūriu ir ką kalbu, ir kur einu, ir ką darau. Jo, ir aš, kaip atsimenu, tu buvai ganėtinai tokia keistoj skyrybų situacijoje, kur dar prie viso to prisidėjo vyro labai chaotiškas, labai kaltinantis, Taip. labai neprognozuojamas Taip. ir ganėtinai šlykštus elgesys, kiek aš atsimenu. Jo, tas vaizdas, ką mačiau, žinot, gyveni su žmogum, gyveni tvarkingai, gražiai. Ir pats, kai nutinka, man labai patiko viena frazė. Ant sienos kabo paveikslas, mes jį žiūrim, mes jį matom gražų. Taip. O čia buvo pats paveikslas apverstas. Ir pakabintas kita pusė, ir tu žiūri tą paveikslą, bet jisai nieko nebeturi, dėl ko tu jį pirkai. Kiek metų nugyvenę kartu buvot? 15. 15 metų ir va taip ir apsivertė paveikslas. Taip, per 5 minutės. Per 5 minutės. Tai va tikrai neįmanoma nei ten ką jaus, nei ką suprast. Ir tas paveikslas apsiverčia ir negražų žodžiai, ir krūva kaltinimų. Taip va, kaip va čia neseniai atnos ugnikalnis ėmė pas žmogų ir išsiveržė ant manęs. O aš dar kaip skeidas turėjau vaikus ginti. Jo, tu ten toje situacijoje buvai ganėtinai šlykščioj. Jau. Ir aš kiek atsimenu, buvai dar neatsistojus ant kojų darbe. Oi, ne. Ten buvau visai neseniai pradėjus dirbti. Jau dabar tiksliai neatsakysiu, kiek ten laiko dirbau, bet, ta prasme, buvo tikrai nepilni metai ir tik pati pradžia ir galvoju, nes, trumpai reziumė, prieš tai buvau namų šeimininkė, išlaikoma vyro, darbą ten buvau gavus neseniai, vaikai paaugo, jau čia gali derinti viską, gyvenimo būdas, rutina, vaikai ant manęs ir toksai, ir pagalvoju, tai tik galim pradėti gyventi ir čia dabar. Bats ir pradėjo gyventi. Ir apsivertė paveikslas. Ir tada tu paskambinai man ir mes pradėjom dėliotis, tave stabilizuoti, ramint.
Aš neatsimenu, kiek mes sesijų turėjom, bet aš atsimenu vienoje sesijoje. Bet čia įžangai labai gerą žodį pasakė šūdų krūva. Taip. Aš cituosiu tave, gerai? Čia ne save, o ne, tave. aš vloguose, kadangi kalbu, aš keikiuosi ir aš naudoju keiksmažodžius ir nevienoju žodžiu į vatą, dėja, kam nepatinka, iškentėsiu. Ne, ten žodžiu buvo labai gražiai pasakyta, nes, man atrodo, antroji sesija. Kai, žodžiu, mes jau pirmą dalį atlikom, antra sesija buvo, man atrodo, po poros dienų, aš tas 2 dienas ir gyvenau pagal tavo nurodymus visus. Ir antroji sesijoje tu sakai man, viskas, Renata, tu suvok, tu dabar esi viena, bet, sako, tu ir šiaip dabar visko pilna, tai kam tau jo klausyti, ten skaityti žinutės, sako, vat stovi išsižiojus ir to pilas sutras. Sako, nu kiek tu taip stovėsi ir rysi viską. Aš tai tada taip įsivaizdavau fiziškai. Tu kalbi apie tas sutras, o aš fiziškai įsivaizduoju visą tai ir galvoju, nu nenoriu aš taip toliau. Ir tada tu pasakai auksinę frazę, o padaryk žingsnį į šoną. Į bet kurią pusę, kur patogu. Nieko neatsimenu. O aš atsimenu, nes man tas labai suveikė. Ir aš padariau tą žingsnį į šoną, užsičiaupiau ir aš nejutau to kartėlio. Ir aš tą naktį pirmą kartą per 5 paras miegojau. Va šitą kažką atsimenu, kad tau tikrai pagerėjo. Vat man, tas fiziškas toks vaizdas buvo. Nu, įsivaizduok, žmogau, tau pila, realiai pila, tu geri ir, o ką tu geri? Nu, šūdus geri. Nu, kitaip, negali pasakyti. O mes moteris ką? Mes labai girdim ausimis. Mes viską priemam ausimis. Ir tada viskas eina per čia ir tik tada, jeigu praleidi, ateina iki čia. Nu, aš bent jau apie save galiu tai pasakyti. Tai va, tai tu labai greitai suvokiai, Taip. kad reikia labiau iš stebėtojos, atsiribojusios pozicijos stebėt, uždaryti širdį. Taip. Pradėti nebetikėti, ką žmogus sako, nes. Negirdėti. Tikėt gali netikėti, bet svarbiausia buvo negirdėti. Man tuo Tau negirdėti, kitais atvejais netikėti. Tai yra atriboti savo istoriją, kur aš pasitinku žmogų su savo netobulą istoriją, kur aš matau kitą. Apverstą paveikslą. Kitą, kur be to šokas įvyko, kad labai staigiai persivertė, o staigiai persivertė, kad jam greičiausiai kažkas įvyko arba labai stiprus dvasinis lūžis, arba įsimylėjo. Mes ten nesiaiškinsim, apie ką ten buvo. Žinai, kad iki šiol nesigilinu, tai kad... Nereikia gilintis. Vat dažna problema, Renata... Manęs dažnai klausia, kodėl, sakau, nežinau. Ir tai aš paleidau. Tai yra sveiko žmogaus požiūris, Renata. A ne? Ačiū. Jo, aš sveika. Jo, va šitoje vietoje sveika. Ne, tu neurotikai kaip ir aš. Čia visi neurotikai. Tame tarpe ir Sigitas ir Vaida. Nes pagal psichologinius kanonus tai viskas, mes čia visi neurotikai. Minimum. Pas kai kurios asmenybės deformacijos, pas kai kam pas psichiatrus. Tikiuosi ne šitoj salėj. Jo, tai dabar... Žinok, tas ir yra, Šarūnai, atleisk, kad pertrauksiu, bet aš pertrauksiu. Bet tas ir buvo, kad visi, kai klausia, kodėl, ne? Čia mes pašokinėsim to istorijai, biškutė. Kodėl? Ką žinau, kodėl? Nu, žmogus taip nusprendė. O kas su manim vyko, man buvo svarbiausia nes man reikia eiti, man reikia gyventi. Nes aš nelabai linkus ten gal pasinerti tą duobę. Kai reikia, tu tai darai, nusileidi, bliauni, žliumbi, ten, nežinau, kas ten valgo, aš nevalgau, pavyzdžiui. Aš ten nenorėjau užstrigti. Taip. Vat kas buvo pirmas, galvoju, gerai, pražlimbiau 5, 6, 7, 1, kiek galiu aš žliumti, man reikia įrankių. O aš atsidūriau tokioj lėkštėj, kur, niekur nemokė, nei mokykloje, nei gyvenime. Aplinkoje daugų skyrybų tokių dar nebuvo, nes jauna. Jokių įrankių tame nėra. Ką daryti? Taip. Ir dar, atsiprašau, čia vaikai nuskambės, ir dar 2 vaikai ant galvos. Ką daryti? Vaikai dabar žiūri šitą video ir žiaukčia. Vaikai, jūs nekalti. Vaikai ant galvos. Labai myliu. Ir paskui, Renata, nerenki žodžių.
Pas psichologą paskui, vėl pas mane atsiųsi žmonės. Nu, tai taip, nes ir ką daryti, kokie čia tie įrankiai, nu, atrodo, daug ką moku, daug ką suprantu, bet ne, čia aš nieko nesupratau. Čia toks smūgis yra, juk skyrybos yra įrašytas, ten top 10 irgi kažkoks. Top 2, ne, kad dėl netekties ten gali ir biuletenį pasiimti kažką. Ne, mirtis ir skyrybos yra top 2, dvi priežastis, kurios labiausiai sukrečia. Nu, vienu žodžiu, aš tą irgi paskui sužinau, galvoju, oho, tai čia aš labai sveikai reaguoju, Šarūnai, help, duok įrankių. Ne tai, kad išsikalbėt. Man patiko tavo taktika per klausimus. Tu uždavai tokius klausimus, apie kuriuos reikia pagalvoti prieš santuoką. Prieš einant iš visi santykius. Nu, kai tu eini jaunas, tu draugauji, bendrauji, kuris tai darai. Ir ten kažkur tai kažkas tai vėl, sakau, vėl atsiduri toj tuščioj lėkštėj ir galvoju, o kas toliau? O kaip tą viską išsrėpt dabar? Tos sutros bėga, ne? Žengi žingsnį ir taip tą bliūdą išsiplauni ir galvoju, nu vis tiek dabar, o dabar kas toliau? Tai aš, žinok, sakau, step by step. Ką susakei, tą ir dariau. Kas ten tau susakiau? O tu labai daug tu sakei. Per pirmą kartą... Kas tau labiausiai, ką tu norėtum parekomenduoti žmonėm, tavo istorijai, yra didžiulis smūgis. Neklausyti draugų, pirmas dalykas. Neklausyti draugų, gerai, ok. Tikrai neįsižeis, kad žmonės neklausyti. Bet pirmais šitais žingsniais, kai tikrai jauti visišką tragediją, slysta žemė iš po kojų, nori graužti duris, kreiptis į specialistą. Į draugus gali kreiptis, bet juos kreipiesi laikinai. Pamaitink, nežinau, ten pabūk šalia, kad aš ten kažko nedaryčiau, o ne gal. Bet aš iš pradžių iškart draugėms rekomenduokit, ką nors, kur man eiti, ką daryti, visos pasimetusios, sako, mes skyrybų neturim aplinkoje pažįstamų ir kol aš su jomis jų klausiu, aš prisimenu tave ir buvo momentaliai ten susisiekta. Kreiptis pagalbos ne kažkokiom linijom, tikrai žinokit, ne linijom, bet reikia ieškoti žmogaus, kuris dirba su tuo. Ir nebijo pasakyti, kaip per pirmą susitikimą su tavim. Viskas, tave paliko, faktas. Tai yra faktas. Čia greitasis būdas, žinok, taip. Čia yra, aš ne psichologas, čia buvo greitas būdas, faktas, sakau, taip mane paliko. Ir aš pasakiau, taip mane paliko. Pas mane ten kažkas irgi, aš blioviau tada labai ilgai, aš vėmiau, tą tikrai visi žino, mano kūnas sureagavo vėmimu, tuo vadinamu psichologinis išsivalinimas, fiziologinis išsivalymas įvyko. Ok, galvoju, gerai, paliko. O tada, kas tada? Mes moteris, ko mes norime, ko moteris nori? Nori saugumo. Čia dingsta saugumas, tu lieki viena. Dar plus be finansų, tu lieki su visa našta ir kai tu tai darai dviese, tu suplot gali su 2 rankom. Tu pabandyk su 1 ranka suplot, be šansų. Tu gali klapsėti, tu gali taip daryti, bet tai visai nebe tai. Tai bet pirmas tas buvo staigus, ekspresyvus, viskas aš viena. Ir tu labai staigiai peršokai iš situacijos neigimo ir nepriėmimo. Ir kadangi aš tokiu šlikščiu metodu su tavim pasielgiau, nes geriau pas psichologą lengvai, nes pas mane reikia prisisegti diržus. Pati kalta. Ir tada taip iš kirkos ir pau, ir Renata perėjo iš karto į fazę, aš esu tenais. Prieš tai ta reakcija, aš atsimenu tavo reakcijas, jos buvo įspūdingos. Bet tu iš karto perėjai į valdytojo poziciją, į tvarkytojo poziciją, o ne... Tu specialistas, tu ir vardink, kaip jos ten vadinasi, nes aš tai, man reikėjo pajusti pagrindą po kojom. Faktas yra, gerai, faktas yra. Kiek klausimų, dar irgi per pirmą seansą, kiek klausimai pas mane ten, opiausi. Aš juos užsirašiau, kai užsirašiau, jie tokie opus pasirodė. Emocionaliai reaguoja jau nebeadekvačiai, be paprastą problemą reaguoja tokiam emocijom. Tai,
sužinot, kad apsivertė paveikslas, nu, čia tokia metafora, kurią aš naudoju, ne, kad supras, taip, sakau, man labai jinai patinka, nes ten siūlai negražūs, tu drobė sena, papelyjus galbūt, ten ta etiketė, ten tarybinių laikų, žinai, nu, negražu. Ir dar klykia ir rėkia. Jo, realybę per veidą gauti, kas iš tikrųjų buvo labai keista. Tai va, tai dabar gerai, tai neklausyti draugių, toliau, nesigilinti į kito žmogaus labai istoriją, nes mes paskestam kito žmogaus istorijoje. Toliau pripažinti realybę ir tada pripažinus, vat, kas yra, tada tu pradedi pereiti prie klausimo, ką daryti. Nes Taip. tu ganėtinai per greitą valandų skaičių nuėjai į klausimus pati iš savęs, Taip. į ką daryti. Taip, sakau, čia buvo, sakau, aš, pirmą seansą dabar prisiminiau, iš tikrųjų, aš jo nelabai ir atsiminiau, nes ten visko buvo. Antras tos sutros, per trečią seansą aš atsimenu, gal pas mus ir buvo 3, bet jie buvo labai ilgi kažkokie. Kad paskutinį seansą, Šarūnai, tu man pasakys, kai paleidžiu pusę metų. Taip. Nes aš fokusą susidėjau. Turiu draugių, kurios irgi čia dabar skiriasi, bet praeitais metais. Jos fokusavosi į kodėl. Aš jas visas bandau visą laiką grąžinti į grįžk į save, nes ten, kai tu būsi sveika, kai tu galėsi džiaugtis, šypsotis, gerti kavą su šokoladu, nežinau, ten mėgautis gyvenimu, va tada, kai tu turėsi papildomas energijos, tu aiškinkis kodėl. Super. Ir dar kitas dalykas. Kodėl kartais padeda sugrąžinti santykius atgal, bet, pavyzdžiui, Renata, tavo atveju, reikia skirti 2 scenarius pas žmonės. Pas Renatą buvo, pas tave buvo scenarius, kur žmogus nebendradarbiavo. Nu, ta prasme, jisai sabotavo ir nebendradarbiavo. Ten buvo bandymų, negaliu sakyti visai ne, bet tie bandymai buvo... Ne, stop. Šiuolaikinė mina karinė, jinai yra protingoji mina. Nedaug dieve, kam nors susirauti ant tokio dalyko. Mina paprastutė, senų karinių laikų buvo tokia. Signaliukas ir jinai sprogsta. Šiuolaikinė mina turi turėti tam tikrą signalų kiekį, kuria yra būtina sąlyga sprogimui įvykti. Dabar grįžtam nuo tragiškos karo temos prie gyvenimo. Buvo bandymų, jie buvo silpnučiai, sporadiški ir nebuvo labai aiškios pozicijos, kad aš labai noriu. Nes nelabai noriu yra ne, o ne mes tik tai iš vilties pozicijos kabinamės į tos abejonės palikusio žmogaus ir tavo atveju tai buvo tik tai tokie chaotiški signaliukščiai, kurie nebuvo labai tvirtas, aiškus, tvarkomės, įvyko mėšlas, einam per situaciją. Ar teisingai aš performuluoju? Taip, negaliu ginčytis, tas bandymas, kai ateina ir sako, pabandom, tai aš atsakiau, aš ne nauja batų pora, kad mane bandytų. O tiek metų, ta prasme, tu jau padarys sprendimą. Atimt galimybės bandyti, netėmiau, leidau bandyti. Taip. Nes tai yra normalu, kad ir kaip ten stauk norisi, klykt norisi. Bet tie bandymai man... Čia, vėlgi, Šarūnai, nuo žmogus priklauso. Kas Čia taip, žinai, tai pasakyk, čia bandyk, nebandyk, leisk, neleisk. Ne visiems gal tinka. Man, pavyzdžiui, netinka. Man pasakė, mane palieko, aš viskas pas mane... Kaip toliau, kas toliau ir kas toliau. Man viskas, žmogus atsisakė manęs. Ir kai jis atėjo pabandyti po metų, po 2, kada jis mažai? Ne, ten gan greitai buvo. Gan greitai, okay. Jo, dar nes rugsėjais, tai iki naujų metų ten buvo tarpai tokie. Tas bandymas, čia toks dabar, pasakysiu. Dabar tas bandymas buvo, žmogus tikėjosi, kad aš atitiksiu jo lūkesčius iš naujo. Čia ne bandymas. Ai, tai tu tap man patogi. Okay. Ta prasme, if then, ne, yra Excel formulė. If, jeigu aš būsiu if, tada bus taip. Aš ten turėjau įtarimų, kas ten pas tave. If then. Tai, kai if neįvardinta, kas turi būti ten įrašyta,
Taip. Bet tik sakoma vien dalis, tai aš atsisakiau to. Mūsų rekomendacija, kai ieškote dovanos. Patiems mažiausiams 3-9 metų smalsuoliams ideali dovana nuotaikingas ir spalvingas komiksas. Jis linksmai supažindins vaikus su senovės lietuvių mitais, legendomis ir jų herojais. Žadina smalsumą mūsų tautos šaknims. O tiems, kurie nori giliau pasinerti į protėvių išmintį, siūlome paskaityti senojo lietuvių tikėjimo pradžiamokslio knygą. Joje aiškiai ir suprantamai atskleidžiamos mūsų protėvių pasaulėžiūros ir vertybių gelmės. Abu šiuos vertingus leidinius rasite apsilankę svetainėje www.baltumitologija.lt. Tai jis tau neturėjo atėjęs su bendriniais kažkokiais tai pageidavimais. Kažkaip aš turėjau atspėti. Va taip, ir tai, o kai tu pradėjai konkretint, tu matyti jisai arba neatsakinėdavo, arba susinervuodavo, taip ar ne? Tai aš protinga moteris, aš turiu suprasti. O, Renata. O. Žiūrėkit, chebra, čia yra abuzo scenarius klasikinis. Tu nueik nežinia kur, čia moteris irgi daro tai. Ir paimk nežinia ką, bet tu turėtum būti moteriška žmona, o tai, brangusis, konkrečiau, tai ką tu nesupranti? Ir žinokit, chebra, čia yra klasikinis bairis, kuris priveda žmogų, iki, ta prasme, iki išprotėjimo. Ta prasme, tu pats susivok, tai yra abuzo scenarius, čia tai daro tai narsai, infantilai, vien žodžiu, sakau, aš įtarimų turiu, kokias diagnozes galima įstatyti. Aišku, tu Renata, tai tobula, bet... Aš turiu būti protingas. Tu moteris, tu negali būti netobula. Bet ten yra klausimų. Aš tik tai, kadangi su juo nekalbėjau, aš negaliu patikrinti. Tai pas mane tai yra įtarimai. Bet tai yra va tas scenarius, kur žmonės mylėjai. Jeigu atsidursit Renatos situacijai, tu turėtum būti kažkokia geresnė šeimininkė taip toliau. Kas konkrečiai? Tu turi pati susivokti. Čia yra kankinimas žmogaus, tai yra bendriniai kažkokie tai išsakyti reikalavimai, neinant į konkretumą, tai suveda kitą žmogų, kuriam, sakome, priekaištavimai, tu būk kitokia, o kokią nepasakysiu? Bandyk. Jo. Taip. Bandžiau, tikrai bandžiau, ką ten bandžiau, bandžiau. Bet ar ta kartelė buvo per aukštai užkelta, ar kas, per savivertę tai kerta šitą frazę apskritai, bent jau jeigu tikrai girdi ir pirmas įvyksta, dabar, žinai, taip galiu identifikuoti, pirmą įvyksta sutrikimas, antras, tai kaip čia man, tai kas čia, tai aš čia ne per geriausia, čia tas anas 5, 6, 7, pradedi viskas galvoj virti, pradedi viską iš karto daryti, viską iš karto, nes iš karto ten viskas įvyksta. Bet kai, sakau, kai su tavim pabendravau, aš supratau, kad tiesiog nieko nereikia daryti, reikia būti savimi, sustoti savimi. Pažiūrėti veidrodį, nuo galvos iki kojų 1000 kartų, apsisukti porą kartų ir daryti tą, ką darai. Vaikai auga sveiki, draugų yra, šeima yra, su visų giminėm bendrauju. Taupsime, yra kiti kriterijai, kitos vertybės, nuo kurių pradeda atsispirti. Ir tas if then, ten daug taškių. Ten aišku, ten yra aiškumas. O kai yra neaiškumas, mes labai išsidraskom, išsivartom. Tai super, labai gerai, kad tu sustojai, nes tai yra labai šlykštus scenarius. Ir kai pabendrauju su žmonėm, ta prasme, aš tam žmogui nelinkiu nieko blogo ir aš paleidau skausmingai su savo procesais, su savo išgyvenimais. Nežinau, ten apsivėmimais, kalbėjimais. Svarbiausia, sakau, dabar dalyvavau paskui aš ten visokiose grupėse, mane irgi kvietė pasidalinti istorijom. Sakau, vienas dalykas, jūs raskit, kas jums padeda. Pavyzdžiui, gal padeda, tu esi introvertas, tau padės ten sau gromuluotis, bet susirasti tą specialistą, kuris tave, matematikos tuose langeliuose kažkaip tave ten panaviguos. Man padeda kalbėjimas. Aš tikrai išūžus draugėms ausis esu iki negalėjimo. Kai sakau, jau atsibuosiu, duokit ženklą. Dar nedavė. Matyt... Verkia paskui pas kitą. Matyt, sakau, ir aš skansau mokytis iš mano klaidų, nes aš tikrai irgi nesu tobula, ten gal tam žmogui netobula.
Vaikams aš tobula mama, tėvams tobula dukra. Nu, visur kažkur tu gali rasti, bet priklausimas, aš tai kitur, žinai, Šarūnai, kur aš važiavau ir galvojau, vat, ką mes šiandien kalbėsim. Mano atvejus tai buvo atsidavimas žmogui 1010%. Iki negalėjimo. Viską dariau, kad būtų jam gerai. O tu tuo metu, kai dabar važiuori, o tu į save buvai atsisukus? Ne. Ir čia mano patarimas draugėms iš savo istorijos visai, kas sakau, nepamirškite savęs. Palepink save bent kartą savaitę ko nors. Sugrįžk į save, padaryk, kas tau malonu, bent kartą, bent pusvalandį. Nes atsidavimas yra iš dalies pagirtinas, bet savęs ištaškymas yra tik baustinas. Ir aš pakomentuosiu, kas galėtų būti toj situacijai. Mes dažnai ateinam į porą ir visą save atiduodam. Ir aš nepasakosiu apie modelius, nes jų yra daug, bet atiduodam save. Ir gerai, kad scenarius sutampa, kai mums duoda tai, ko mums reikia. Bet žinau, kad taip dažniausiai nevyksta. Problema yra tame, kad suaugęs žmogus, kai ateina, jisai duoda, nes tai yra meilė. Bet kai jisai pamiršta savigarbą ir meilę savo poreikius, savo jausmus, savo norus ir noriukus. Ir kai tame nėra balanso, tu įsivaizduoji, kaip gerai, kad tave paliko po 15 metų, nes tu atradai balansą. Taip? Tarp davimo ir gavimo. Aš prisiminiau, kad yra dar ir gavimas. Taip. O tu moteris? Moteris negali be gavimo. Gavėja. Moteris yra gavėja. Labiau. Moteriškas pradas yra gavėjas. Tai va, tai čia tas abuseris tas žodis, ne? Aš Abuseris, nepriprantu prie jo. Šitas kaip apnaudotukas. Kaip? Ne, aš juokauju. Abuseris nėra lietuviško, tai mes kiek bandėm išversti lietuvių kalbą, tai juokiamės iš tų terminų. Nu, žodžiu, abuseris. Nu, žodžiu, tas arbūzas. Arbuzeris. Kad mūsų santykiai buvo 15 metų nesveiki, irgi negalima sakyti. Bet kad jie buvo davimas, ėmimas ir ten gražinimas kartą metuose, vėlgi negali sakyti, negavai atgal, nes mainai santykiuose įvairūs yra. Vyras galbūt ten finansų nešėjas, mama galbūt moteris ten žydin. Bet esmė tame, kad visą tai atmetus, visas pareigybės, vis tiek lieka du žmonės. Ir jeigu jie nesuploja kartu, čia ne apie tai, ką pagalvojat, vienu žodžiu, jeigu jie negali kartu viens į kitą ir jausti santykių ir ryšio, atleiskit, čia nėra ryšio. Nėra. Jo, ir tu atsibudai. Tik po skyrybų. Tik po skyrybų, nes atsibudai, kai jis tave paliko, pusės metų užteko atsitraukti ir pasakyti, ar mane domina šitas santykis? Nedomina. Čia galiu biškai dar irgi papasakoti, ta prasme, kai žmogus paliko, pirma mintis buvo, gal ten kažkas grėsia, nežinau, prisigalvoju savo pasiteisinimų visokių. Gal žmogui, gal vidurio amžiaus krizė, gal ten, žodžiu, kažkas atsitiko tiek metų kartu, jisai išėjo ir aš savo daviau tokį žodį, gerai, metus laiko, kaip čia pasakyti, palauksiu, netinka. Bet neskubėsiu. Tegul eina tas laikas, bet aš savo užsifiksavau, kad metai laiko. Ir tada bus matyti, ką mes čia toliau darom, nedarom. Aš gyvenau su vaikais, jisai gyveno atskirai, bet čia buvo galbūt vėlgi tam tikras man palengvinimas, kas būna, kai gyvena kartu, bet tam nori išsiskirti. Visai būna ir gerai, ir blogai. Bet praėjus metams aš nusiėmiau žiedą. Tai buvo irgi iš tavo patarimų skrinelės leptelėjimas kažkada kažkoks. Žodžiu, kažkuriam podcast'e tai pasakė, neatsimenu kuriam, aš tiesiog kiti nuotraukas degina, aš nusiėmiau vestuvinį žiedą, nes metai laiko aš jau viena, su 2 vaikais. Ir paskui tada jau apskritai per tos metus atsirado davimas savo, ėmimas netgi, ne tik davimas, bet ir ėmimas savo.
nežinau, aš baisu sakyti, ne, bet aš pajutau laisvę planuoti laisvalaikį. Pajutau laisvę rinktis darbą, kur noriu dirbti. Pajutau laisvę, ką vakarieniai galiu gaminti. Pajutau laisvę, kaip noriu, taip atrodau. Net toks, ne, bet ten draugai sakė, kad aš daug svorio numečiau, bet aš tą svorį mes pradėjau dar iki skyrybų. Tik efektas pasiekė po skyrybų. Suspėjai. Žodžiu, tai čia džiaugiesi savimi dėl to, kad tu esi tiesiog. Taip. Čia tavo citata vėlgi. Matai, aš mokausi, aš ieškau įrankių, dėl to aš labai daug skaičiau, daug domėjausi, daug klausiau, aš ieškau įrankių, kaip neužstrigti tam periode. Taip. Nes aš mėgstu džiaugtis gyvenimu. Džiaugtis gyvenimu yra žmonės smagiau. Negu knaisiotis tose problemose. Kad visi taip mokytųsi kaip tu. Kreipkitės. Aš nukreipsiu. O aš Renatai 10% moku, tai, mes šią schemą sugalvosim. Taip. Čia tikros istorijos iš tikrų žmonių. Nesurežisuoti pokalbiai apie tai, kas svarbu. Tau rūpi kokybiški santykiai su tavo artimu žmogumi ir dažnai ieškai papildomų žinių, kaip pagerinti bendravimą ir buvimą kartu. Atsakymų visus klausimus turime ir vienišiams. Kviečiame dalyvauti pokalbėse su santykių profesionalais. Už dalyvavimą mūsų laidos partnerių dovanos tau ir tavo artimam žmogui. Ar nesigaili, kad tai įvyko? Ne. Absoliučiai. Iš tavo akių ir matosi. Geras komplimentas, ne, Vaida? Nesigailiu ir apskritai, sakau, tai yra baisu sakyti, kad netgi ir dėkinga esu, kad tas žmogus taip padarė. Aš tikiuosi, jisai irgi yra laimingas kažkuria tai prasme, jeigu jisai tai nusprendė, jis turi būti laimingas, nes vyrai sprendimų šiaip savo nedaro. Tai vat... buitekas, rutina, visa kita, finansai, tai yra išsprendžiama vienu ar kitu būdu. Šiais laikais. Tiesiog sprendimo būdu. Jeigu gyvenai super, gali pagyventi normal, jeigu gyvenai normal, tai spyrisi užpakalį. Lik normal, kad nenusileistum. Šitoje vietoje į akis dėkot gal niekada nedėkosiu, bet tegul, jeigu girdės, tai tiesiog ačiū, nes, iš esmės, taip, tai yra... Aš jaučiuosi laisvesnė. Ir sakau, labai daug aspektų laisvesnė. Nežinau, kaip papasakoti. Ar jauti, kad išmokai pamoką ir tos pačios klaidos nebedarytum? Taip. Čia geras labai klausimas. Mes klaidas vis tiek darysim, vienokias ar kitokias. Ar aš pakliūsiu galbūt į santykius panašius, ką aš turėjau, tikimybė yra 1000. Tik kad aš juos nepakliūčiau, tam reikia dirbti su savim. Aš tą ir darau. Nes mes visi arbūzais esam ir to neišvengsi, bet tam tikra prasme, Šarūnai, aš tau dėkosiu ir dėkosiu dėl to, kad tai yra tiesa. Nes man, kai išvardinai, kas yra manipulacija, kas yra davimas, ėmimas, tos teorinės žinios psichologiniais tais terminais gal sudėtingai skamba, bet kai tu sustoji, juos įsiklausai, perprojektuoji save, perleidi per save, tada sakau, aš vėmiau, aš labai daug vėmiau, nes pas mane viskas priešinosi. Visos senos, visi standartai, visi lūkesčiai, visos sistemos, programos, procesai, galvoju, viskas lūžo, nes nenorėjau pripažinti, kad tai blogai. Ir į naujus santykius, paklausė, ir aš gavau Taip, aš gavau pamoką. Tai klausimas, ką aš su ją darysiu, ką aš iš jos pasiimsiu, galbūt 1, 2, 3 įrankius pritaikysiu, gal man tai padės išvengti, o gal ir ne, nežinau. Renata, pas tave realizmas yra fantastiškas, o realizmas yra tikrasis dvasingumas. Tai labai gera tave girdėt, kad tu taip imliai susirinkai visą informaciją ir kaip tu stovi. Dėl tavęs aš galiu jau nebesijaudinti. Aš jaudinausi 3 metus, aš juokauju. Mano reikalas buvo tave paremti. Ir
dar kartą džiaugiuosi matydama šviesias akis. Gyva tave. Tave ta avarija privedė į gražesnę vietą. Savo pačios gyvenime. Ir tas yra svarbiausia. Jau pradėjai žvalgytis. Patinėliai skraidžioja aplinkui, tokia. Ir Čia pamato nežinau, tave. Antrą podcastą daryti iš tikrųjų, kaip visą tai vyksta pirmais kartais. Čia Tu iš išmintingų, tu dabar pirmą kartą pamatėjai, kaip mato dabar išmintinga moteris patinėlių žaidimus, ne? aš supratau, kad aš labai vyriška moteris. Ir man labai reikėjo mokytis būti moterimi. Ir aš tebesimokau būti moterimi. O gerai, dar papasakok, trumpai papasakok, kas čia pas tave darosi, kas tave šokiravo, arba, kokie dabar yra dabartiniai iššūkiai, arba tokie, wow. Va šitas, net kartosiu vaidybos nebaigus, tas, wow, tai kad aš išeinu iš stadijos, aš viską galiu pati. Taip. Ne, vat, ten tas išsireiškimas yra, žinai, Baba Diesel, ten žodžiu, ir ten visokių kitokių aš prisiklausiau. Tai save stabdau šitoj vietoj, kad aš viską galiu pati, nes tai yra melas. Tai yra absoliuti saviapgaulė, kad aš viską galiu pati. Aš galiu viską pati, bet paskui manęs pačios niekur nebelieka. Ir va čia tas mano vyriška, nekertu, aš palengva ten kažkaip malšinu, pristabdau, kontroliuoju. Išėjusi pirmus pasimatymus supratau, kad aš esu patraukli, įdomi, pašnekovė, kaip moteris, komplimentų gaunu, adekvačių, gražių žodžių. O šiuo metu esu santykiuose jau 1,5 metų. Nežinojot? Tai ta prasme, vyrai verkia. Vyrai, aš norėjau reklamuoti ją šiandieną. Ta prasme, žiūrėkit, kokia moteris. Bet man labai patiko. Jo, bet kaina paaugo, bet esmė tame čia toks yra irgi išsireiškimas, žinai, filosofė amerikietė, nepacituosiu pavardės, labai gerai pasakė, netikėjusi moteris yra visada laisva. Tai va, bet jo, esu 1,5 metų santykiuose, visai neblogai, būdu ir dabartinis draugas po skyrybų yra irgi daug atidirbęs. Iš dalies tai yra ganėtinai paprasta ir lengva, nes tikrai siūlau temą antram, nežinau, kad kuriam nors podcastui flashbackai santykiuose po skyrybų. Nieko. Praeis. Apie tas minas irgi klausiausi, turėjot labai įdomių pasireiškimų, labai, tikrai, kai klausai, nereikia klausyti, kad klausyti. Aš klausau, sustabdau, pagalvoju, man perleidžiu per save, prafiltruoju. Ir aš atradau kokius 7 flashbackus, tai yra tas vėl procesas, tas paleistas CD dėtas į galvą, dabar čia pasimatęs, elgiamės taip. Aha, ne, nesielgiam taip. Čia nebe tas modelis, čia nebetinka tas elgesys, čia nebetinka tie žodžiai. Kvėpuojam giliai, ne? Šaunuolė. Šauniai, super. Tie flashbackai jo yra rimtas reikalas ir aš jų dar turiu ir jie taip nedings, neišsitrins per vieną dieną. Ne, tai tu žmogum liksi. Bet tas if, then, viskas. Čia jau pas mane alergija šitam. Tai dabar, ar kaifuoji, kad santykiai yra skaidresni? Faktas. Aš skaidresnė savo. Taip. Atėmė iš manęs. Bandžiau užvesti ir Renata viską nuo manęs atima. Gerai, šauniai. Tai kas tavo gyvenime buvo praeiti santykiai, dabar tu pradedi jau pajusti naują santykių skonį, nes dar tik tai 1,5 metų. Taip, čia dar bus siurprizų. Čia taip, jo. Gali netyčia paveikslėlis į kurią nors pusę taip krypteltų. Ir kas tau yra smarkiai dabar geriau šiuo metu santykiuose, nuo ko tu dabar, tada nežinojai, o dabar kaifuoji. Kas tau yra geriau? Čia, tu žinokit, čia toks iš buities pavyzdys, žinokit, bus gal daugam sunku suprast. Bet jeigu aš gamindavau vakarienę, aš virtuvėje sukdavau visai viena.
Dabar yra kai pavyksta būti kartu, tai aš pagaminu vakarienę, net produktų supirkimas paskambina, sako, gal padėti apsipirkti. Aš nemeluosiu, aš po pirmo tokio skambučio, aš padėjau ragelį, važiuoju automobilį ir aš nesuprantu, kas vyksta. Tarsi, man tai yra nebenormali situacija, tai yra absoliučiai normali situacija. Man jinai buvo absoliučiai nenormali. Aš nežinau, kaip aš ką darau, skambinu draugės kodrų, sakau, pabūk yra, padėk tu man, sakau, kaip čia, kas čia. Sako, Renata, čia viskas normalu, didi ragelį, skambinėjom ir diktuoji, ką reikia nupirkti. Jo, galit juoktis kiek norit. Bet kai tu to neturi gyvenime ir tada padarai vakarienę, sėdim kartu valgom, aš jau stotis nurinkinėti indų, sako, ne, tu pasidėk, pailsėk, tai aš išplausiu indus, tu gaminai. Tai aš per tą vakarą tokius 2 šokus gavau, kur aš supratau, kaip aš nenormaliai gyvenau. Nu, atleisk, nenormaliai. Tai buvo... Ir nematei. Ir nemačiau aš to. Ir galvoju, okei. Va čia yra normalus žmogiškas santykis. Ir nesvarbu, kiek tu uždirbi, nesvarbu, kaip tu, nežinau, ten kalbi japoniškai, korejietiškai ar lietuviškai. Tu gali turėti normalius santykius. Ir dalisgi mūsų neturėjo pavyzdžio normalių santykių. Ir pas tave įvyko tas, kad vienas dalykas, ką moteris padaro, persistengia santykį ir jinai būna užsitarnauja vyro nepagarbą ir priėmimą už gryną pinigą. Nes kai moteris viską daro už abu, vyras sėdi, degraduoja pamažu. Taip, čia neužimamas, nes vyras myli moterį, jeigu jis ją investuoja. Ir aišku, nereikia, nes moteris ten moko, kad vyras turi 100% investuoti, o vyrų mokymai yra, kad moteris turi 100% investuoti. Tai netikėkit tais vedliais, nes ten yra popsiniai variantai. Mokytojų yra labai įdomių. Aišku, aš pats geriausias ir pats adekvačiausias, kiti tai prasti. Aš juokauju. Bet, grįžtam prie to. Ir kai tu pradedi labiau jau paragavus iš gyvenimo išminties, prieš nosį ir nebevyksta tik tai sutrikimas, o nebevyksta sabotažas. Nes sabotuotigi norisi lygiai taip pat, taip, Renata? Tai aš sakau, ta programa galvoja ir jinai lūžta. Jinai lūžta. Aš nebesuprantu, net aš iš vis žinau, kad, realiai, kai sako žmogus, pasimetęs. Ir dėkinga naujam draugui, nes jisai, irgi su savo istorija, bet, ir jisai, Renata, kvėpuok, ramiai. Jisai kartais mato, kad net mano veidas pasikeičia, nes aš reaguoju, aš pasimetu normaliai situacijai. Nes tikrai, ir aš linkiu kiekvienam, kas turit, kas plauna po vakarienės indus, tai yra, žinokit, vertingas dalykas. Tai yra labai nuostabu būti partnerystėje, kai... Taip, kai įnašai yra adekvatus iš abiejų pusių ir jie yra daromi jautria širdim, pusę metų dar... Bet po metų aš išduosiu sertifikatą. Be teismo. Nes pas mane ateina žmonės, kur išduodi sertifikatą skyrybom. Wow. Tai dabar, sertifikatui, kad gyvent kartu, nereikia išdavinėti. Bet pastebėk tokį dalyką, kokia yra dovana, nes nepaisant to, ten gali būti įsimylėjimo elementai, paradinės uniformos, taip toliau. Bet dalis dalykų yra tikra. Ir kaip į moters arba vyro gyvenimą, kuris buvo nemylimas, ateina mylintis žmogus. Labai dažnas scenarijus yra, kad jis yra išsabotuojamas ir išmetamas, bet tai būna nesveikai stiprios pamokos ir labai stiprios patirtis. Ir aš taip džiaugiuosi, kad pas tave atėjo žmogiškas vyras, kuris supranta balansą, tikiuosi, jis moka ir paimti. Tikiuosi, nežinau. Tau dabar nėra interesų. Aš apskritai tiesiog niekada nekalbu už antrą pusę. Aš net atsisakau, palieku. Kas be ko? Jo, čia. Ne, ir tu labai teisingai darai. Žiūrėk, tu pati išsigelbėk visą kitą. Jų reikalai, visų kitų žmonių reikalai yra patiems išsigelbėti.
taip. Tai va, tai tokie klausimai, va, tavo užduoti. Skyrybos yra baisu, niekam nelinkiu, niekada nelinkėsiu. Bet per jas pereiti, ieškokit pagalbos. Ir praeisit. Būtinai praeisit, tik neužstrikit, vienintelio ko prašau. Teko vienoj grupėje tikrai dalyvauti, mūsų buvo ten 6 moteris. Manęs į tą grupę nepriėmė kaip terapinę, nes pasakė, kad aš per stipri pagal tas. Tuo metu atrodo, man ten viskas grūna, čia per stipri ir nepriėma. Bet kai praėjo kažkiek laiko ir mane pasikvietė, sako, ką tu darai, viską darau, kad neužstrikt. Taip. Savigaila fainas dalykas, savimila yra fainesnis dalykas, fainiausias dalykas apskritai tiesiog gyventi, džiaugtis gyvenimu. Tai vad nuo savigailos iki savimilos yra labai tokia praraja, jinai ir ten prašyk, kad tau tiltą padėtų pastatyti, nežinau, paprašyk, kad kas malūnsparnį, kad iš vieno kranto į kitą persikeltų. Tai va, tai čia, Šarūnai, tu tas prarajas, va, ten turėsi tas tiltukas, kur knygos, nežinau, straipsniai, bendravimas su žmonėmis, kurie patyrė panašų dalyką, tai yra skyrybos, ne? Su jais bendrauti irgi reikia ir neužsidaryti, nes ten atsiranda visai kiti juokeliai, ten atsiranda visai kitos humoro lygis, to nesupras tavo artimieji ir tie, kurie turi sveikus santykius. Bet ten gali išsikraut atitinkamai. Taip. Tai va, ir turėti normalius santykius turi teisę kiekvienas, tik nenusigręžkit nuo jų. Nu, dabar tas, pavyzdžiui, turi naujus santykius, ar ne? Ir jau pačios patirtis yra, kad vedlys buvo tas žmogus, kuris tau padėjo išspręsti problemą. Bet, pavyzdžiui, dabar turi naujus santykius, ar manai, kad yra poreikis galbūt, arba variantas kartu ateiti ir pasikalbėti su vedliu? Mes apie tai kalbėjom su draugu ir taip tas yra. Tas yra dėl to, kad mes turim temų, kuriomis nesusikalbam ir mes pakol kas pasiliekam. Tai nėra labai kardinalios kažkokios, kad ten labai viens kitą priešintų, bet supratimas, žodžio net parinkimas, tas įžodinimas, kitas stringi įžodinime. Tu neperskaitysi visų tų knygų. Ateisi pas specialistą, pasakysi klausimus, jis gali išversti, kas ten gali būti. Ar per klausimų formą, gal per teorijos pateikimą. Ir mes turime tokių temų, kur tikrai nesakysiu, kad labai planuojam, bet manom, kad mums tikrai reikės tos pagalbos. Tai yra absoliučiai normalu. Ir mano praktikoje reti atvejai, kada pradedančios poros ateina, būna. Ir dalis žmonių, turėdami gražius santykius, jie ateina, sako, turim tokius klausimus ir tokias problemas. Koks kaifas su tokiom porom dirbti, nes ten būna rezultatas. Nes tu ateini siekdamas rezultato. Jo, ateina du žmonės, kurie prisiima atsakomybę už save, kūrybiškai žiūri į situaciją, toliau nori mokytis. Ir tada nei vienas iš jų nesigina, nesabotuoja. Toks kaifas su tokiais žmonėm dirbti. Tai yra, gerai, rezultatai eina po 1-2 konsultacijų. Ne kardinalus, bet geri rezultatai. Nes, naujose santykiuose mes susitarėm tokį dalyką, komunikacija. Nesvarbu, kad beskambėtų tiesa. Mums ne po 20 metų, kad ten gali vilkti kriaušę į obuolį. Tai tiesiog kalbamės tikrai daug ir čia paskutinis, ką darėm toks dalykas, nežinau, pirkau lietuvių psichologų kortelės bendravimui skirtos. Nežinau, neatsimenu, kaip jos ten vadinasi. Ir ten daug tų kortelių, tai būna per vakarą mes tik 2 sugebam išdiskutuoti. O klausimas atrodo paprastas. Iki negalėjimo. Toks rutininis, kad tu paklausi suaugusio žmogaus su savo istorija, patirtim. Ir jis kai pradeda pasakoti savaip, tu galvoji, rimtai čia ir taip būna, pas mane tai viskas kitaip. Ir tada, o tai kur čia mūsų bendras taškas, kaip čia mes galim dabar susitarti. Daugiau progų iš tikrųjų reikia, naujo draugystėje, kai pradedi, tai reikia daug kalbėtis, daug leisti laiko kartu, atvažiuoti į tokias vietas kaip Atokampis. Nes pamačiau, kad šiandien čia labai labai nuostabu ir gražu ir tylu.
kas leis pabūti dviese kartu ir pajusti ir išgirsti vienas kitą. Ir ne tik tai pradinėme etape. Palaikyti ryšį irgi reikia, ne? Nes vienas iš niuansų yra toksai, kad mes pradžioj tai darom. Važiuojam, kad ir yra atokampį, bet kažkodėl tai po 2-3 metų tokios vietos, jos lieka pradeda prisiminimais, nes realiai nieko nedarimas kartu, pabuvimas atskirai dviese, jisai duoda porai gerbuvio jausmą, nes pagrindinis momentas, kuris užpildo porą gerbuvių, yra nieko nedarimas kartu. Tai yra lervinimasis, tokiose vietose kaip atokampis ir, yra tų spa variantų, mes su žmona važinėjom lygiai taip pat ir džiaugiamės tokiam vietom. Tai va čia naujų draugystės, irgi man tas toksai, buvo viena klausė, sako, ko nedarytum, nes mes klausim viens kito, ko nedarytum. Sakau, tai aš žinau, ką aš daugiau daryčiau. Ieškočiau tokių vietų kaip čia, nes to labai, labai reikia. Bent kartą į ketvirtį, gerai, kartą į pusmetį. O tu pasakai bendro taško surasti. Nebus jo, aš žinau, kad nebus, vis tiek teisi. Nebus. Sutarti, nesutarti, liudyti vienas kito istoriją, nes dažniausiai santykių problema, konflikto yra bandymas išprievartauti vienas kitą savo tiesą, kad kitas suprastų arba pasiekti bendrą tiesą, o ta bendra tiesa kažkaip nelauktai būna mano tiesa, ne to kito žmogaus. Pakankamai dažnai. Tai čia saviironiškas gali būti. Aš kai save pažįstu, žinau, kur mano ten tie visi, bet humoras labai padeda. Taip. Padeda. Ne sarkazmas, humoras. Humoras, taip. Nes sarkazmas nepadės. Ne, sarkazmas. Humoras yra lengvumas ir pažvengt, kad yra visaip, o kaip aš čia man įdomiai gavosi, arba o kaip čia taip įdomiai pas jį čia gavosi. Tai humoras labai gelbsti naujose santykiuose, čia dar irgi, čia, šiaip visur gelbsti. Tai yra jo tokių, draugas mėgsta aštriai, aš visiškai nemėgstu aštriai. Aš gaminu, gaunasi skaniai, bet jam niekada neskaniai, nes ten neaštru. Tai tiesiog humoras, padedi maistą ir visai prieš akis su tokiu žvilgsniu padedi aštris prieskonius. Tai yra humoro dozė, be sarkazmo, be įžeidimo, aš kaip ir dasirūpinu, bet aš vis tik savim patenkinta, aš labai skaniai gaminu. Taip. O ar dabartinis vaikinas turėjo vedlį ar vedlę, konsultavosi prieš tai, nes irgi išsiskyręs, ar ne? Ar jis turėjo profesionalią konsultaciją? Profesionalios ne. Jisai pats klausėsi, mokėsi, ieškojo pagal tam tikrus klausimus. Deja, internetas yra galingas, reikia sutikti. Ir tikrai... Nedėja, tai yra gerai. Taip, ir aš sakau, tokiais atvejais kaip jo, aš žvelgiu pagirtinai, iš vienos pusės pagirtinai, dėl to, kad tu gali girdėti, skaityti, bet tu gali interpretuoti savaip, kaip tau naudinga. Draugo atveju aš matau, kad jisai klausė gan kritiškai ir nebandė labai visko adaptuoti. Nes mes diskutuojam tikrai, ką jisai klausėsi, ką žiūrėjo ir kaip jis tai suprato vieną kitą klausimą ir kaip jisai iš to gavo naudą. Tai kai aš tai girdžiu, aš suprantu, kad... Jau. Aš papildysiu, aš prieš 25 metus, kai turėjau skyrybas, aš lygiai taip pat mokiausi pats, bet aš prisėmiau, kaip ir tavo dabartinis draugas, prisėmiau atsakomybę, kad tai yra ir mano problemos ir kaltė. Aš tuo metu neturėjau vedlio, aš praėjau savo kelią su tam tikrais vedliais labiau iš paskaitų, bet ne treneriais. Ir tai buvo ilgesnis kelias, bet tada jisai yra ilgesnis, bet reikia prisimti atsakomybę, kad neieškot, nes dalis mūsų ieško įrodymų, kodėl kitas kaltas. Pasiteisinimų. O nedaro išvadų, kad yra mano dalis visoje šitoje savokoj, kur aš dariau klaidas. Ir tas draugo kritiškumas, jisai jį išgelbėjo, nes tada tas pamatymas iš šono vedlių, draugų išmintingų,
jisai, biškai per užpakaliuką užploja ir gražina į tą kritiškumą ir atsakomybės prisėmimą. Ir kai draugas prisėmė atsakomybę ir tada studijavo, tai yra labai sveika pozicija savigudai ir tada vedlio galima išvengti. Jo, tai netgi ar draugas, žinai, aš ir pati iki šiol vis skaitau kažkokią vieną kitą literatūrą. Tai yra, sakykime, atrodo, kam to reikia, bet to reikia, nes ten randi frazes, ten randi viską, bet aš visai kas skaitau labai be atvirų lapų ir tik tai, kai surezonuoja emocijos, kai skaitai ir būna, žinai, skaitai knygą ir šypsaisi arba raukaisi, bandai save pagauti tas momentus ir tada juos dar šiek tiek išdirbti, perdirbti ir paklausti, kodėl aš šypsausi, kodėl aš raukausi, kuris šis žodis mane taip paveikė, nes tikrai ne visa knyga, nes ten knygos sunkios būna, neįdomios iš esmės. Ir jeigu kas ateina tuo keliu, tai, Šarūnai, reikia pasakyti tiesiai šviesiai, neieškokit atsakymų pasiteisinimui, bet skaitykit, kas parašyta. Realiai, kas parašyta, jeigu tema skyrybos yra skaudu, tai nesakykit, kad tai yra džiaugsmas. Ta prasme, to kažkokio, nežinau, čia tiesiog kažkurio momentu. Tai va, tai skaityti reikia. Bet profesionali pagalba būtina, tai žinokit, visam kelyje ir apskritai, net ir jeigu ir neskyrybos, jos reikia. Profesionali pagalba Vilniaus mieste, jeigu pravaro signalizacija, ne signalizacija, pravaro santechnika. Šiaip patys galit. Bet taip giliai, kaip santechnikas neišvalysit. Bet to, taip, jeigu pravaro tualetą, tai jo labiau kvieti santechniką. Tai va, reikia tos profesionalios, aš per skyrybas tikrai nemažai iššūkių turėjau ir su vaikais, kuriuos augai, visaip kitaip puoselėjai ir panašiai. Vaikai išgyvena dar, tai mano atveju kaip moteriai, kurie liko su vaikais, tai yra labai sudėtinga, tai yra lėktuvo taisyklė, kaukė savo, tada vaikam. Ir ten tie porą mėnesių užtat gan greitai, aš neturėjau laiko savo tampyti gumos, nes reikėjo vaikus gelbėti. Reikėjo savim labai greit pasirūpinti, kada ir galėtum gelbėti vaikus. Vaikai yra labai jautri tema skyrybose, mano vaikams nebuvo lengva, bet jie yra šiai dienai stiprus, drąsūs, vėl džiaugiasi gyvenimu, kiek tai pavyksta. Reiškia, abiem tėvam daug maž gerai, nes vaikai, pas tave berniukas ir mergaitė, taip? Taip. Jeigu jie sveiki psichologiškai, tai yra, visi mes neurotikai. Taip susimaščiau. Jeigu mano vaikai, jie sveiki, žinok. Jo, sveiki. Reiškia, pas mamą ir pas tetį greičiausiai yra gerai, nes labai dažnai mano vienas mokytojas, kai dirbo vienas iš mano vedlių, dirbo su narkomanais vaikais, jisai sutvarkydavo tėvų psichikas. Ir vaikai susitvarkydavo? Vaikai išeidavo iš narkomanijos. Oho. Ir aš dažnai klausiu, kai kortelę užvedinėjau, ten porą klausimų, o kaip jūsų vaikai jaučiasi? Ir papasakoja vienas ten, kaip makaka laksto ADHD, kitas žiauriai bijo visko. Taip, dabar kas čia pas jūs, brangieji, dabar turit šitą, ką nuo jūsų nukopijavo, nes labai gerai pasimato. Tai taip, nes, taip, nes toksai tikrai, mes su vaikais tikrai atvirai kalbėjom, nes likę 3, aš paskui vieną taisyklę, jokio melo. Tiesiog klausi, ko klaus vaikai, tą atsakysiu ir tikrai būdavo klausia, kaip tu mama jautiesi. Ir norisi sakyti, gerai, mes įpratę sakyti, gerai. Ir pradėti sakyti, žinai, šiandien negerai. Tai kas negerai? Skauda širdį, noriu verkti. Konkretizuoji, tada jie pergyvena dėl manęs, tada sakau, bet aš sakau, žiūrėkit, sakau, šiandien taip, bet vakar tai buvo gerai. O kitas dalykas, jie mato. Kaip aš galiu sakyti gerai, jeigu čia labai negerai. Jo, ir labai svarbu tas autentiškumas vaikam parodyti, kai mama ir tėtis
eina ir nemeluoja savo. Ir kitas dalykas, vaikai mato pavyzdį, kaip tėtis ir mama praeina tai ir ilgajame etape tas atvirumas, nemeluojant savo ir jiem. Jisai parodo, nepaisant to, kad išgąsdina vaikus, bet paskui jie pamato modelį, kaip mama praėjo ir susitvarkė. Pats sakei man nemeluot vaikam. Aš sakiau? Taip. Tai aš ir nemelavau. Aš klausiau, galiu verkt prie vaikų? Ne, aš kažkokiu nesąmonė to prišnekėjau labai daug matau. Sakai, nemeluok, parodė, kad skauda. Sakau, bet tai sakau, vaikus reikia ginti, saugot nuo tokių dalykų. Kaip sakai, taip dariau. Be, bet tu atsimeni, buvo antras momentas. Ypatingai vyram, jeigu rodai, kad esi išsigandęs, tau skauda, geriau moteriai ir vaikam pateikti priemonių planą ir savo pavyzdžių parodyti, kad tu iš to išeidinėjai adekvačiom priemonėm. Nes jeigu tu isterijai, apatijoje, panikoje, vaikai tai mato ir tai mato 20 metų gyvendami pas tave, bet čia jau nebereikia. Tu meluosi vaikam, nemeluosi vaikam, nieko gero nebus. Jie turi matyti žmogų, kuris adekvačiai supranta, kaip jaučiasi. Ir kur jisai eina, kaip jisai sprendžia tą klausimą, kaip jisai prajautinėja tą klausimą, kaip jisai nepabėga nuo emocijų į alkoholį, į narkotikus, į kitus malonumus. Ir kai vaikai turi normalų pavyzdį tėvo arba mamos, kuris pasitinka savo ir gyvenimo sunkumus ir mato adekvatumą, suaugusio žmogaus pasitikimą, mylinčio ir giminčio savęs pasitikimą, vaikai gal ir išsigąsta tais momentais. Taip, čia. Bet jie gauna nuostabiausią dovaną, ką gavo iš tavęs. Pavyzdį, kaip galima praeiti, nes nuo sunkumo tavo vaikai irgi lygiai taip pat nepabėgs. Bet tai buvo taip sunku daryti, Šarūnai. Tai buvo iki negalėjimo, atrodo, kaip aš čia dabar vaikams pasirodysiu, kad man skauda. Tai buvo, čia aš likau viena jiems saugumo oazė, ta salelė, kur grįžta namo, valgo, miegam, gyvenam ir čia dabar, žinai, kaip aš čia parodysiu, kad sugriuvus. Bet iš tikrųjų po kelių kartų aš supratau, kad jie, netgi jeigu jie irgi stresavo, jie nurimo. Toks jausmas, kad ir aš jų dalį ašarų išverkiau. Vienas dalykas, o kitas dalykas, tu neišmokai jų būti šizofrenikais. Ir šito žodžio nesuprantu, bet... Šiza, vien žodžiu, vieną jaučiu, kitą išdavinėjau. Čia poker face'as tas. Poker face'as, vaidinkim laimingus. Gyvenimas yra gražus, širdį nesvarbu kas, svarbiausia ten nepažiūrėti. Ten nepažiūrėti. Supratau. Ne, tai va, tai kažkaip taip ir dabar ganėtinai, jie patys išgyvena paauglystę, jiems dabar nelengva yra, bet aš dabar jau skaitausi, jau atsistojus ant kojų, kažkaip jau jaučiu tą gyvenimą, norisi džiaugtis, vat negaliu pasakyti, norisi džiaugtis gyvenimu. Ir ne tik norisi, bet tu matau ir džiaugies. Dėkui. Šaunuolė. 10 balų. Tau. Ačiū tau.